Sveiki visi sugrįžę į mano kanalą. Aš vardu Simas, kitaip žinomas Danausi vardu. Ir šį kartą sugrįžtu su jau senai matytais geriausiais stalo žaidimais Lietuvoje. Ir šį kartą pakalbėsiu apie žaidimus lietuviškai išleistus leidėjų, kurie ar bazuojasi Baltijos šalyse, ar Lietuvoje. Išskirsiu po 5 iš jų 2 kategorijose ir trumpai pakalbėsiu apie kiekvieną iš jų. Bet dar prieš tai turiu priminti, kad vis dar vyksta žaidimas mano kanale, kuriame siekiu surinkti 250 prenumeratorių ir kuriame galite dalyvauti kiekvienas iš jūsų, nesvarbu ar jau prenumeruojate kanalą ar ne, ir galėsite laimėti įvairiausių prizų, tarp kurių ir 5 stalo žaidimai, kurių jau vienas yra atskleistas video įraše YouTube kanale, bei dar daug kitų, kuriuos atskleisiu po truputį. Jau greitų metų jau dar vieną video padarysiu, tai jau žinosite jau 4 prizus iš 10. Tikrai kviečiu sudalyvauti ir visas sąlygas ir taisyklės rasite mano Facebooko paskyroje, kurios nuorodą rasite video aprašyme. O dabar kalbant apie žaidimus lietuviškai, būtent stalo žaidimus, tai aš juos įskyriau į 2 kategorijas. Tai žaidimus, kuriuos pavadinau lietuviški leidimai, arba nemažų atvejų baltiški leidimai, kurie turi tiesiog išvestas taisyklės lietuvių ar lietuvių latvių estų kalbomis ir kurių komponentai nereikalauja kažkokio vertimo ir tiesiog tie komponentai yra language independent. Ir kita kategorija būtų lietuviškas vertimas, tai irgi bus 5 žaidimai, kuriuose yra jau pilnai išverstas žaidimas, ne tik jo taisyklės, bet ir komponentai ir nemažų atvejų ir pavadinimas žaidimo. Kodėl vienu atveju verčiama, kitų nežinau, ir jeigu ką žino, galite tiesiog pakomentuoti komentaruose. Tikrai būtų įdomu, nes pasižiūrėsiu tą sąrašą, sakykime taip, 3 pavadinimai yra iš dalies išversti arba visiškai neversti, tai greitų metų pamatysite, kuriuos aš turiu omenyje. Tai kalbant apie žaidimus kategorijoje lietuviškas leidimas ar baltiškas leidimas, pirmą iš jų norėčiau paminėti Cascadia stalo žaidimą iš Terra Publica leidėjo. Tai daugybė apdovanojimų pelnė stalo žaidimas visai šeimai, turintis visų 3 Baltijos šalių kalbų taisyklės, puikiai visiems žinomas, turintis ir ne vieną expansioną, tik tai lyg ir negirdėjau, kad būtų planuojamas kažkoks expansionas išleistas, bet tikrai manau reikėtų, kad jie būtų išleisti, nes nuo jų žaidimas tikrai keičiasi ir tampa tik dar geresnis. Tai va, čia kaip tik yra apdovanojimai visi surašyti, kaip žaisti trumpai pateikta. Žaidimas tikrai nesudėtingas, bet tikrai turintis įvairiausių strategijos galimybių. Ir dar netgi matau yra video pristatymas YouTube platformoje. Tai tikrai super pasirinkimas ir labai džiaugiuosi, kad šis žaidimas buvo lokalizuotas, padaryta lietuviška versija. Jo, tai va trumpai tiek apie Cascadia žaidimą. Kitas mano pasirinkimas būtų lietuvių kūrėjo žaidimas iš Brain Gamesų, tai Speedy Roll. Irgi krūvą apdovanojimų gavęs žaidimas, kurį sukūrė Urtis Šulinskas, dar žinomas iš Planet žaidimo, taip pat Mojito, jeigu aš teisingai įtariu, kur su emocijomis žaidimas irgi vaikams ir visai šeimai. Originaliai žaidimas išėjo anglų kalba, tai labai džiaugiuosi, kad Brain Gamesai išleido šitą žaidimą Lietuvoje, nes žaidimas tikrai, jeigu kalbant apie kategoriją vaikams, nuo 4 metų, tai tikrai yra geriausias pasirinkimas rinkoje, bent jau tai, ką galima įsigyti Lietuvoje. Įdomus ne tik vaikams, bet ir tėvams. Pačiam irgi keletą kartų teko žaisti, tai tikrai įdomu. Tai va, žaidimas buvo sukurtas 2020 metais. Tokia būtų mano antra rekomendacija. Antras pasirinkimas. Dar nepaminėjau, kad žaidimus tiesiog atsitiktinė tvarka iš eilės juos
pateikiu. Tai nereiškia, kad kažkuris yra geresnis už kitą ar kažkas tokio. Tiesiog juos surikiavau atsitiktinę tvarką iš eilės. Kitaip tariant, vieno leidėjo, kito leidėjo ir toliau kita kategorija ir panašiai. Toliau mano trečiasis pasirinkimas iš Kadabros, dar kitaip žinomas Obishop vardu. Tai yra Jaipur žaidimas. Irgi daug nereikalaujantis, irgi komponentai paprasti, tik taisyklės išverstos, irgi į visas 3 Baltijos šalių kalbas. Žaidimas jau legenda, tikrai aukštai topuose, dabar net nepasakysiu tiksliai, kuriais metais buvo išleistas, bet tikrai džiaugiuosi, kad pasirodė baltiška versija jam. Neilgas ir tikrai, manau, vienas iš geriausių žaidimų 2. Toliau sekantis mano pasirinkimas ir rekomendacija būtų Vekrių žaidimas, irgi labai daug apdovanojimų pelnęs žaidimas, sudrebinęs rinką savo išleidimo metais prieš kelis metus. Irgi labai džiaugiuosi, kad buvo lietuviškai išverstas tas buklėtėlis su tom misijom ir panašiai. Aišku, yra ten minimalių klaidelių, bet kaip pats žaidimas, kaip pats experiences yra tikrai super. Labiau rekomenduoju didesniai grupiai nuo 3 žaidėjų. 2 yra toks savotiškas variantas, bet geriau yra 3, 4 ir 5. Kas nežino, tai yra trick taking žaidimas, va kaip tik trumpai yra aprašytas Brain Games puslapyje. Tikrai super rekomendacija, žinau, kad daug kas ir dovanoja šitą žaidimą, irgi tikrai labai gera dovana, netgi ir tiems, kurie nežaidžia stalo žaidimų ir puikiai tinkantis ir didesniai grupiai, neilgai trunkantis. Ir visiškai neturintis kažkokio teksto ant komponentų, tai viską ganėtinai nesudėtingai galite paaiškinti ir savo tėvams, savo draugams, pažįstamiems ir panašiai. Tai va tokia mano 4 rekomendacija. Ir 5 žaidimas, kurį norėčiau išskirti iš tokių, kaip minėjau, baltiškų, lietuviškų leidimų, tai būtų 2 žaidimai viename. Tai pakalbėsiu apie Seven Wonders žaidimus. Tai pagrindinis žaidimas Seven Wonders irgi išleistas į visų 3 Baltijos šalių kalbas. Tikrai labai populiarus draft tipo žaidimas, nuo 3 iki 7 žaidėjų, turintis daug strategijos galimybių, taip pat expansionų, kuriuos irgi nesunkiai būtų galima įkomporuoti žaidimą, nes komponentai iš esmės yra identiški ir kai jie neturi kalbos, tekstos savyje, labai nesunku yra suderinti juos. Ir be abejo, jau anksčiau išleistas Seven Wonders 2 žaidimas, irgi baltiška versija iš Kadabros. Tobulas žaidimas 2, toks labiau agresyvesnis, jeigu lyginant su Jaipuru, trunkantis iki 30 minučių, čia kaip rašo, tai tokie 5 žaidimai, kuriuos aš išskirčiau, mano vertinimu 5 geriausi žaidimai su lietuviškų leidimų Lietuvoje. O dabar eikime prie antros kategorijos – lietuviškų vertimų. Kalbant apie lietuviškus vertimus, tai jų per visą vertimų istoriją tikrai buvo pačių įvairiausių ir labai daug įvairiausių leidėjų tą bandė daryti. Ir tie vertimai vieni labiau vykę, kiti nelabai, tai čia jau visokių stacijų yra buvę, bet kaip pats reiškinys, kad yra verčiami žaidimai, yra labai geras. Aišku, tų klaidų yra, dažniausiai yra tik tais nukopijuojamas tekstas, tiesiogiai išverčiamas, kartais gal net su kokiu vertėju, tai čia jau irgi galima kvestionuoti tą pasiryžimą versti žaidimus, bet apie tai aš per daug neįsiplėsiu, o eisiu prie tų žaidimų. Tai pirmasis iš jų pats naujausias, tai yra Flamecraft žaidimas, išvestas praėjusiais metais, irgi Brain Games'u. Kaip tik turėjau savo video apžvalgą ir palyginimą angliškos ir lietuviškos versijos, kokie panašumai, skirtumai, tai gal toks pagrindinis išskirtinumas šito žaidimo lyginant su kitais vertimais yra toks, kad buvo bandyta žaisti su kortelių pavadinimais, šiek tiek atsiremti į lietuviams labiau žinomesnius pavadinimus, bet kai kas buvo visiškai neišvesta ir panašiai. Detaliau galite pasižiūrėti mano video apie Flamecraft žaidimą, bet iš esmės tai yra super žaidimas visai šeimai, bet jau labiau vyresniems, nuo 10 metų, trunkantis apie valandą. Tai yra vadinamasis worker placement žaidimas, kur jūs savo darbininkus, šituo atveju drakonus, dedate į skirtingas parduotuvėles, už tai gaunate kažkokius bonusus, renkate taškus ir taip galiausiai, kol žaidimas baigėsi ir kas daugiausiai taškų surenka, tas laimi žaidimą.
va tik tais nežinau, kodėl pats pavadinimas nebuvo išverstas, gal nerado gero varianto, kaip išversti šitą pavadinimą, bet tikrai džiaugiuosi, kad šitas žaidimas yra ir lietuviškai, ir net kai kurie vertimai, kai kurie pasirinkimai komponentuose tikrai neatsakyčiau yra dar geresni. Ir irgi tikrai rekomenduoju. Vienas iš geresnių vertimų per visą Lietuvos istoriją iš stalo žaidimų pusės. Antroji mano rekomendacija būtų Sparnuoti žaidimas. Skaičiu net labiausiai žinomiausias pastarųjų metų leidimas. Vieno iš populiariausių irgi pastarųjų metų žaidimų Wingspan. Va, kaip tik labai džiaugiuosi, kad būtent čia jau pavadinimas yra pilnai išverstas. Aišku, yra irgi minimalių klaidelių kortose, net efektuose, kiek aš pamenu, kiek teko pačiam žiūrėti. Labai džiaugiuosi, kad ir kaip tik pirmas expansionas Europos yra išverstas ir tikiuosi, kad išvers ir likusius 2, nesakyčiau labiausiai Azijos laukiu, nes tai yra superinis variantas 2 ir solo taip pat. Čia toks, sakyčiau, labiau paprastesnis vertimas buvo iš tos pusės, nes pats žaidimas pagal realius paukščius sukurtas, tai kaip sakyt, pavadinimai visi egzistuoja, jų nereikia patiems sugalvoti ar kažkas tokio. Tik vat su efektais buvo gerokai sunkiau, bet visi komponentai viskas super, tokie patys kaip originale, tai pats žaidimas tikrai irgi yra superinis, aišku, toks jau sudėtingesnis, lyginant su anksčiau minėtais, bet tikrai puikiai tinkantis visiems player countam. Kaip tik dar informacija papildoma lietuvių kalba aprašyta, bet kaip tik paminėta 170 unikalių paukščių. Tikrai džiaugiuosi ir, kaip minėjau, tikiuosi, kad bus išleisti ir likę papildymai šitam superiniam žaidimui Stonemaier Games'u. O dabar eikime prie dar vienos rekomendacijos, tai Vedlinburgo šarlatanai. Irgi labai džiaugiuosi, kad jau išverstas ir pavadinimas pilnai. Tik vat kol kas šitam žaidimui nėra expansionų, kas, sakyčiau, yra būtinybė, nes žaidimas tikrai tampa daug geresnis su papildymais. Nesvarbu, kad gal ne taip super gerai sekasi pardavinėti šitą žaidimą kaip kokį Sparnuotį ar tą patį Flamecraftą, bet tikiuosi, kad išleis abu papildymus, nes manau būtent su jais pardavimai bazinio žaidimo tikrai pakils. Ir aišku, kaip ir originaliam žaidime yra tas nusidėvėjimo faktorius, bet lyginant su Sparnuotoju ar Flamecrafto vertimu tikrai daug paprasčiau išvesti šitą žaidimą. Ir vat, ką dar palinkėsiu Brain Games'am, kad iš karto vat, padarykite kokį nors deliuksinį tokenų peką, tai dar geriau jums seksis su šituo žaidimu. Manau, tikrai verta nusipirkti lietuvišką versiją ir laukti, kol bus išleisti papildymai, kurie tikiuosi bus artimiausių metų. Nebūtinai abu iš karto, bet tarkim šiais metais vienas tikrai turėtų būti, bent jau mano nuomonė. Tai tokia mano yra trečia rekomendacija. Toliau einame prie 4 žaidimo irgi iš Brain Games'ų. Tai yra Codename žaidimas. Šį kartą irgi, kaip matote, pavadinimas nėra išverstas, kas tikrai labai lengvai būtų įsivertęs, vat nežinau, kodėl to nepadarė. Daugybė apdovanojimų, pelnęs žaidimas, kuris iškėlė čia Games Edition į neregėtas aukštumas jiems. Žaidimas nuo 2-8 žaidėjų, aišku, labiausiai įdomiausias 6-8 žaidžiant, kaip jau yra 2 pilnos rimtos komandos. Irgi vertimas, sakyčiau, buvo irgi nesudėtingas, nes tik po vieną žodį reikia išversti, tai manau iš tos pusės tai labai patogu leidėjai tą daryti. O apie patį žaidimą dar trumpai, tai yra unikalus vakarėlių žaidimas, tikrai tinkantis visiems, ir jaunesniems, ir senesniems. Galima taip pat miksuoti ir su paveikslėlių versija, pasidarant dar įdomesnius variantus žaidime, tai tikrai žaidimas, kurį, manau, turi turėti kiekvienas stalo žaidimų mėgėjas. Ir liko dar viena mano rekomendacija iš mano 5 pasirinkimų su lietuviškais vertimais. Tai būtų bendrai paėmus Exit žaidimų serija. Kaip matote, irgi pavadinimas iš dalies išverstas, bet labai džiaugiuosi, kad pasiėmė būtent šitą seriją Brain Games. Aišku, yra paprasčiau negu aplikaciją versti kai
kokie monologų žaidimam, bet tikrai tai yra gera serija, tik pagrindinis dalykas reikia įsirinkti gerus žaidimus, geras jo variacijas, nes tikrai yra geresnių istorijų, blogesnių istorijų, tai žiūrėkite visada ne tai, ką lengviau išversti, ką duoda greičiausiai išversti ir panašiai, o tiesiog rinkitės geriausius variantus, geriausiai vertintus variantus, bet aišku, su tokio tipo žaidimais vertimas tikrai nėra lengvas ir tikrai mačiau, klaidų yra ir ne viena, ir logikos ypač, tai į tą reikėtų atkreipti dėmesį, bet tiem, kas gaudosi tokio tipo žaidimuose, tai tikrai nebus problema. Tai čia jau labiau, ar patinka jūsų grupiai tokie žaidimai ar ne. Tai tokios mano 5 rekomendacijos iš tokios lietuviškų vertimų kategorijos, kokius galite rasti Lietuvoje. Ir pabaigai norėčiau dar vieną dalyką paminėti, tai daug kas, manau, jau užmiršo, gal net ir mūsų visi leidėjai dabar dominuojantis rinkoje, kad anksčiau žaidimus, jų taisyklės vertė Flinto leidykla, tai kai ji pristatė kortų žaidimus kaip magija, jėgų telkimas, aišku, dabar žinomesnis labiau kaip Magic the Gathering žaidimas ir Yu-Gi-Oh kortų žaidimas, tai jie padarė didžiulį darbą su taisyklėmis. Tai ypač kortų žaidimuose, tai manau, tai yra puikus pamatas pasižiūrėti kaip labai gerą pavyzdį, kaip versti tam tikrus žodžius, tam tikras mechanikas, tam tikrus veiksmus žaidime ir turėti kažkokį tais pastovumą, kuris eitų iš žaidimo į žaidimą. Nes dabar atrodo, kad žaidimai verčiami paviršutiniškai, nežiūrint net, sakyčiau, į patį žaidimo struktūrą, pačio žaidimo skirtumus ir apskritai ignoruojant, manau, žaidimus, kurie buvo išleisti anksčiau, nes geriausi pavyzdžiai tikrai yra, juos tiesiog reikia surinkti, iš karto žinosite, kokį žodį, kokiam atveju pritaikyti, iš karto tie vertimai daug paprastesni būtų, nes susidaro tarsi toks įspūdis, kad net skirtingos komandos, skirtingi vertėjai gal dirba prie tų žaidimų, tai tos problemos vis išlenda, tai tikrai, manau, reikėtų tiesiog pačiam leidėjam pasidaryti jau išverstų žaidimų analizę, pažiūrėti, kas tikrai tinka, kas gerai veikia, kas skamba gerai, kas yra logiška ir suprantama ir mums žinoma iš senesnių žaidimų. Tai toks mano palinkėjimas būtų leidėjam, tiesiog pasižiūrėti, kas veikia, kas ne ir tuo vadovautis, turėti kažkokius guideline'us. Vis tiek, manau, žiūrite, kokį darbą padarė vertėjai ir netgi galite padėti vertėjams su tokiu, net nežinau, juodraščiu ar tokiu žodinėliu, kaip tam tikrus dalykus išversti. Tai tokia būtų mano nuomonė, tokios mano 10 rekomendacijų iš viso. Ir dar vienas dalykas įvyko, kol įrašinėjau šį vaizdo įrašą, tai Fono organizatoriai paskelbė kaip tik geriausio lokalizuoto žaidimo balsavimą. Tai tikrai kviečiu jame sudalyvauti ir įsirinkti savo geriausią žaidimą. Būtent iš pasirinkimų tikrai yra jų nemažai, aš irgi atidaviau savo balsą, tai kviečiu jūs padaryti tai taip pat. Ir koks mano video apie geriausius stalo žaidimus lietuviškai, mano geriausius pasirinkimus, kuriuos galima rasti Lietuvos rinkoje. Ačiū jūsų dėmesį ir iki kito karto. Iki.